Ladies and gentlemen, you be in the house. They like to fuck everybody in this place. Tai buvo dar toks vienas irgi įdomus nutikimas tarp stovyklos, tarp pamainų, jau ne pačioj stovykloj, bet tarp stovyklų, tarp pamainų. Kaip jau minėjau, ne kartą turėjau tokią ir turiu dar draugą Harį, tai nuo vaikystės su juo susipažinom. Ir kažkaip tai grįžom po stovyklos ir jisai pasikvietė pas save į namus. Nu, žodžiu, tėvai tuo metu buvo išvažiavę kažkur tai ten į Taliną. Ir buvo dar irgi su mumis kartu toks draugelis Kumpis, Mindė vardas, tai Kumpis ten irgi gyvendavo kažkur Aido gatvėje. Ir nusprendėm išsinuomoti kokį tai filmą, video pasižiūrėti. Norim išsinuomoti siaubo filmą. Tik nuėjom į Dainų tą bulvarą, ten kioskai tokie anksčiau būdavo. Ir sakom, duokit kokį tai siaubaką pasižiūrėti. Ir kokį čia, tas savininkas ten, ar tas ten, kuris dirbo, sako, nu, o čia imkit Demonų vėjai, vadinasi, tipo geras. Nu, davai. Ir nuėjom pas Harį. Aišku, jau pradėjom žiūrėti, jau ten jau buvo naktis, nežinau, gal 11, gal 12 valandų nakties buvo. Žiūrim ir ten ant pačio to, kaip sakant, jau ant to, kai tie demonai jau ten pradeda ten pult kažkokius tai žmonės, jau taip ten lovai, nes gulėjom pas jį Megamajam 3 ir taip jau buvo baisu ir kažkas pradėjo ten rakinti duris pas jį. Duris taip, kažkas tai ten krebžda su kažkokiais tai raktais. Ir mes jau taip, kaip sakant, jau buvom prišikę gerai ir jisai nuėjo prie durų Haris pasižiūrėti, uždengtą akutę, nieko nesimato ir kažkas grynai bando įsiveržti į butą. Bando ten visokius tai kiša, bando atrakinti. Žodžiu, mes su tuo Kumpiu nuėjom į virtuvę, pasiėmėm ten peilių šakutės, tipo irgi, nors ir baisu buvo, bet, nu, tipo irgi kažką tai tipo darysim, stovim ten su peiliais, su šakutėm. Ir Haris tenai nuėjo skambinti močiutę ten, kai buvo jo duris ten, Dvylikaaukštė. Jisai gyveno tuo metu Dvylikaaukštė, ten Gvazdikų takė. Ir šalia jo močiutės. Ir jisai skambina močiutei, ten kalba telefoną. Sako, močiutė, kažkas bando atidaryti duris. Gal po 10 metų, sako, močiutė, ten kažkokie tai bando įsiveržti butą, o močiutės durys šalia, močiutė irgi mato ten per akutę. Sako, matau, kažkokie tai su juodom striukiam skūsta galva. Skubėk, matau šviesą gale. Nežinau, kodėl tai neskambina kokią policiją ar kaip ten. Ir Haris turėjo katiną ir tas katinas kažkaip tai išbėgo į balkoną ir pas jį buvo signalizacija įjungta būtent tuo metu. Ir kažkaip nežinau, kaip ten gavos, tas katinas išbėgo į balkoną, tas Haris darė tą balkoną atidarė ir įsijungė signalizaciją. Tai pradėjo kaukti ant būtę signalizaciją ir mes su to Kumpiu, kaip tik mes sugalvom tą valgys ar kas ten įsiveržė, su tais peiliais už kampo. Pas jį toks didelis butas, ten stovim su tom šakutėm, jau galvom, dabar jau kažkas tai bus. Bet kai ta signalizacija įsijungė ir kažkaip tai irgi, kas ten buvo banditai kažkokie, tai jie irgi turbūt išsigando ir jie irgi pabėgo. Ir aišku, kitą dieną tėvam nepasakojom, nes gal jeigu papasakosim, tai toliau į Načovkę, kaip sakant, jau nebeleis. Bet tokį tada patyrėm tikrai tokį gerą ekstremą. Vieną dieną grįžau namo iš stovyklos kaip vaikas ir po to viskas pasikeitė. Tada dar tuo nesuvokiau, kad vaikystė jau baigėsi. Dar tada nežinojau, kad tai buvo paskutinė vasara, kai važiavau į stovyklą. Kad tai buvo paskutinis kartas, kai pasakiau viso gero stovyklos draugams, kurių daugiau niekada nemačiau. Tik vėliau supratau, vaikystė baigėsi tyliai, be jokio įspėjimo. Ji tiesiog išslydo tarp vasarų, tarp juoko ir vakarinio dūmų kvapo prie stovyklos laužo. Su kai
kuriais stovyklos draugais santykiai išliko, o su kitais viskas pasidarė keista. Kartais sutikdavom vieni kitus gatvėje, bet net nepasisveikindavom. Ne iš pykčio, tiesiog kažkas buvo pasikeitę. Prasidėjo tas keistas laikotarpis paauglystė. Kai nesupranti savęs, kai gėda be priežasties, kai nejauku žiūrėti į akis, kai atrodo, kad visi mato tavo nejaukumą. Kai buvau vaikas, juokiausi iš nieko, verkdavau dėl žaislų, o ne dėl žmogaus. O paauglystė atsirado baimė atrodyt kvailai, net kai niekas nežiūri. Tarsi viduje atsirado naujas balsas, kuris viskuo abejoja. Jis kužda, gal tu nepakankamas, gal tave vertina. Ir staiga imi slėptą tikrąjį aš, kuris kadaise buvo toks paprastas, toks laisvas. Paauglystė tai metas, kai mokiausi būti savim, iš naujo, kai bandžiau suprasti, kur baigėsi vaikas ir kur prasideda žmogus. Ir nors atrodo, kad kažką praradau, iš tiesų tik brendau. Tiesiog kartais buvo sunku save suprasti. Tada atėjo laikas, kai gyvenimas tapo tarsi bandymo aikštelė. Mokykla, tėvai, pažymiai, draugai. Viskas atrodė arba per sunku, arba per mažai. Pirmi plotai, gatvės gyvenimas, muštynės. Pirmas cigaretės dūmas, kuris pasirodė ne toks, kaip įsivaizdavau. Kartu alaus skonis, kuris tuomet atrodė saugimo simbolis. Noras pritapti prie visų, bet tuo pačiu noras būti kitokiu. Paauglystė nebuvo mano geriausias laikas, bet būtent ji formavo mano pasaulėžiūrą, užgrūdino prieš gyvenimo iššūkius, išmokė, kad ne viskas bus aišku, kad klaidos neišvengiamos, bet būtinos. Iki paauglystės praktiškai visada sportuodavau, tai kiek pamenu, visada žaisdavau krepšinį, lankiau krepšinį, tai pradžioj 4 viduriniai, lankiau pas tokį trenerį Banzą, tai su juo irgi dar važiuodavom irgi kelias pamainas ir į Tauro stovyklą. Ten būdavo, aišku, ir treniruotės kiekvieną dieną, bet ir taip leisdavom laiką smagiai. Jisai buvo toks išgeriantis, aišku, bet geros širdies pakankamai žmogus, kiek pamenu. Aišku, ten treniruotės pas jį buvo netokios rimtos, duodavo ten kamuolį mums ir mes ten patys treniruodavomės, kaip sakant, patys ten tarpusavį žaisdavom ir po to perėjau žaisti krepšinį pas trenerį Vasiliauską į 15 vidurinę. Kai pas Banzą lankiau kašį ten, tai toks buvau, aišku, ne pats geriausias, bet vienas toks prie geresnių ir savo klasiai, ten praktiškai būdavau krepšinėje pirmas, ten, atsimenu, 8 klasėje, 7 žaisdavau, ten vos ne prieš visą klasę sekdavus. Ir kai perėjau pas trenerį Vasiliauską ir jisai pasakė, ten, kad aišku, aš ten galiu treniruotis, bet mano tie visi bendramžiai jau buvo žymiai tokie labiau pažengę, tai kaip prieš tai aš vos buvau toks kaip nenumeris 1, tai ten jau toj komandoj, kad ir savo bendramžių, tai jau buvau toks prie paskutinių, kažkaip tokia savivertė nukrito, nes ten jie rimčiau treniravos ir tokio man kažkaip pradėjo pasitikėjimo tokio trūkti savim, nors irgi ten ir eidavau ir sportuodavau, bet kažkas pasikeitė ir prasidėjo tas
keistas jausmas, tos būtent paauglystės. Bet treniruočių neapleisdavau, po to kažkaip sugalvojau krepšinį mest, nors buvau tikrai nemažai pralankęs ir eidavau, kadangi tėvas irgi dirbo mokykloje, tokiu ten kaip sargas anksčiau būdavo, tai aš ten galėdavau eiti pastoviai į sporto salę, tai praktiškai ten kiekvieną dieną aš ten mėtydavau ne tai, kad nuo ryto lygi vakaro, bet buvau toksai kažkiu, kaip sakant, fanatas ir norėjau tapti krepšininku, ten svajojau galbūt ten į LKL patekti, tai buvau, aišku, ant to užsispyręs ir pastoja irgi pas tėvą. Atvažiuodavo draugai, anksčiau tai būdavo viskas paprasta, ten galėdavo atvažiuoti ten draugai, ten kad ir to darbo metu ten tėvo, kada jisai dirbo mokykloje, mes žaisdavom ten krepšinį vos ne kiekvieną vakarą ten. Tai tam tikrai buvau skyręs daug laiko, bet, kaip tau paauglystė, po to tiesiog nusprendžiau viską mesti ir pradėjau lankyti imtynės, graikų romėnų imtynės, pradėjau lankyti Atžalyno sporto klubas ten Akliukose. Buvo toks treneris Kaselis, man atrodo. Dabar galbūt yra toks treneris Žibutis. Geri treneriai buvo. Ten sportuodavom, atsimenu, ir Baranis irgi ten sportuodavo. Ten, kai būdavo Baranis, ten irgi šalia, sakykime, ten sportuoja visi. Baranis, ten, Baranis, žiūrėkit, Baranis. Tai va, tai irgi lankiau tas imtynės ir keletą kartų irgi ten ir varžybos buvo, man iš esmės patiko, ir į Vilnių ten važiavom, viskas irgi sekės ganėtinai kaip ir neblogai, bet aišku, kur buvęs, kur nebuvęs, mano vaikystės draugas Haris, kadangi mes su juo buvom stovykloje, susipažinę ir po to visada bendraudavom, tai, sakant, į gimtadienius eidavom, reiškia, tai jisai pas mane, tai aš pas jį, tokia pas mus draugystė buvo, kažkur, man atrodo, nuo 9 metų kažkur, tai nuo 9 mes pradėjom kažkur tai draugauti, galbūt nuo 8, žodžiu, leisdom dažnai laisvalaikį kartu. Ir aš taip nuo vaikystės buvau užsispyręs, kaip kad sportuoti, sportininku ten būti, niekada nerūkysiu, ten negersiu. Bet, kaip sakiau, kur buvęs, kur nebuvęs, Haris, jisai pakvietė ateiti į sklepą. Sklepas tai buvo, sakant, reperių sostinė Šiauliuose. Ladies and gentlemen, you be in the house. They like to fuck everybody in this place. Hip-hopo bitą sukam, junkitės prie mūsų. Vyriapo ritmas, sujungsiu susi vieną klaną, junkitės prie mūsų, tada pizda bus nahui. Крошка моя, я по тебе скучаю. Diskoteka ten, kur renkasi, kaip sakant, visi reperiai ir apskritai ten buvo toks visai kitas pasaulis. Ir man tada buvo, atrodo, irgi apie 14 metų. Ir žodžiu, mes ateinam į tą sklepą, į tą diskoteką ir viskas kažkoks tai buvo, toks įspūdis visai kažkas tai naujo, kažkas tai tokio neįprastų, kažkas tai tokio nepatirtų. Ten nusileidė tas diskanas toksai kaip triukšmas, repo ta muzika groja, po to rūkykla, ten įeini dūmų kamuoliai, bet kažkoks tai buvo kažkas tai atrodo naujo, kažkas tai įdomaus ir tas kažkas tai naujo įdomaus patraukė.
Ir pradžioje aš ten ėjau keletą praktiškai mėnesių tokių ir, tokių buvau kaip stebėtojas. Praktiškai aš ten net niekur nedalyvavau, atsimenu, pradžioje gal kokį netgi mėnesį, gal ir netgi 2, nes ten būdavo, atrodo, penktadieniais, vykdavo gal ir šeštadieniais. Žodžiu, aš taip ateidavau ir sėdėdavau taip ganėtinai ramiai, niekur ten nedalyvau, taip stebėdavau aplinką. Ir aišku, po truputį, kaip sakant, ten su visais susipažinau. Tuo metu ten Haris irgi priklausė, toks buvo Junior Clan. Tai buvo ten Haris, toks Marius amžinatilsis, Bilis, Hriuša, iš tų tokių jaunesnių, iš vyresnių, aišku, buvo ten didžėjus Svaika, po to iš vyresnių ten Barklis, Gandras, Čela Adamsas toks buvo, daug tenai buvo, sakykime, jau tie vyresni buvo, tai jau tokie kaip gretinėlė, jau ten turėjo tokius ir šustresnius reperių rūbus. Ir jau taip atrodė, jie tenai jau cool ir jie ten ir parepuodavo ir patainuodavo, buvo sklepo autoritetai, Tai ir kadangi aš ten pradėjau lankytis, tai ir pradėjau, aišku, įsilieti visą šitą judėjimą reperių, irgi pradėjau rengtis kaip reperis, ten tėvo džinsus, nes tėvas mano išvažiuodavo, jis savaitgaliais ten dirbdavo, išvažiuodavo ten į turgų, į Klaipėdą, tai aš ten pasimdavau jau tokius didesnius džinsus, turėjau tokius šiek tiek didesnius marškinius, tokį bandydavau irgi pagautą stilių, ir aišku, tuo metu tai rūbų tai nebūdavo, kad tu ten kažką tai gali tokiu nusipirkti, o ir pinigų tenai per daugiausia nebuvo, tai mes tuo metu kaip tik gyvenom vieno tam kambario bute, kur minėjau anksčiau Rasos gatvėje ir po to tik praktiškai buvom persikraustę į 4 kambarių butą, būtent prie Šimtinės profkės. Tai aišku, tada atrodė, kad kažkoks tai naujas gyvenimas prasidėjęs, kažkoks tai tarsi kaip faina, čia 4 kambarių butą, čia turėsim beveik kaip savo kambarį, nors ten buvo 4 kambariai, tad su sesė mus teko dalintis vieną, bet po to ten reiškia irgi keisdavomės, ten toks vienas buvo pusiau kaip tėvo kambarys, tai ten kaip ir jį dalindavomės, aš ten ateidavau, kol tą butą irgi dar ne iki galo įrengdavau, ten klausydavau žas pasileidęs ant viso garso. Tuo metu kaip tik buvo atsiradus žas kasetė Užas, tai ten jie slenka ramiai savo Šopeno gatve, 2 krepšiai ir kuprinė visa jo manta. Tos visos dainos tokios žasios buvo ganėtinai tokios ir juokingos, tuo pačiu ir gerai tuo metu skambančios. Tai aš ten pasileidęs, klausydavau, tokį gaudydavau judesį. Tai ir, kaip sakant, lažas po lašų ir akmenį pratašo ir, aišku, įsiliejau tą sklepo judesį ir pradėjau rūkyti, pradžioje savaitgaliais. Pradžioje tik tai savaitgaliais būdavo, tai ten nueidavau. Toliau ten toks būdavo kampas tarp, kur studentų kampas, žodžiu, ir ten toksai įėjimas, toks tuneliukas toksai būdavo, tai ten nueidavom. Reiškia, pradžioje ten užtekdavo, sakant, kad apsineštų, užtekdavo Kalnapilio karčiamos, toksai būdavo, jisai pigiausias ten litą kainuodavo kažkas tai apie 5 centų. Tai po kokį vieną tokį alaus ir pradžiai ten cigaretės būdavo, tai tiesiog kai būdavo, kad puti tik tai dūmus. Po to išmokė mane ten Hriuša, sako, sakyk Afrika ir jau tu ten įtrauki tos dūmus. Ir sesuo irgi man šiek tiek sakydavo, ką tu čia ten rūkysi dar, ar čia pradėjai rūkyti, ir aš sakydavau, baig čia kokį čia rūkyti, ką čia nusišneki, čia savaitgalis tik tai, ant bairių. Tai ir savaitgalis, bet judesys įsisuko ir aišku, tada prasidėjo jau
rūkimas ir mokyklos tualetuose ir po truputį tapau jau, kaip sakant, viso to vergas. Tai atsimenu, dar senelis kartais, kai užgaudydavau, kai nueidavau pas babą ir užgaudydavau. Nu, taip galvoja, kad ten parūkęs, ten su kokiais lapais pasitrini rankas, ar ten suvalgai kokią gumą, tipo, atsit galvoja, kad niekas neužodžia, bet ten užuosdavo. Mano ten tas senelis dedukas, jisai juokdavo, sakydavo, sakydavo, užkibai ant meškerės, tai dabar mokėsi visą gyvenimą. Jis taip, sakykime, su tokiu sarkazmu galvodavau, ką čia gal nusišneki, niekas čia niekur nieko neužkibo, kada norėsiu, tada mesiu. Ir aišku, kaip įsivažiavau, kaip pradėjau ir taip ir bandžiau visada mest, bet niekaip ir taip neišeidavo lengvai. Tai atsimenu, vieną irgi dieną buvau metęs kaip ir rūkyt kokią, galbūt netgi 3-4 dienas nerūkiau. Ir su sesė ryte einam į mokyklą, einam ir ten prie 17 darželio, kaip tik žiūriu, 2 policininkai gaudo tokį vieną vyrą, toks netoli, 30 metų, jis bėga kažkaip nuo jų, jis ten bandė pabėgti per tvorą. Ir einam ir aš taip žiūriu, nukritęs Marlboro pakelis. Ir žiebtuvėlis zip, tasai, kur metalinis toks, kaip atsiverčia. Blemba, tai pasiėmiau ir sesuo iš karto viskas, tu čia neimk, čia tų cigarečių, sako, tu čia užadėjai mesti rūkyti. Jo, tai sakau, tai aišku ne. Bet blemba, tas zip žiebtuvėlis, tu kur matei ten kažkur, tai tik tai per filmus tas zip žiebtuvėlį, blemba. Prasidėjau, nebebuvo galvoj ramybės, jau, kaip sakant, neberamu. Plus Marlboro, o Marlboro tai būdavo, tai čia ne šiaip, kad ten kiekvieną dieną gali parūkyti, nes taip mes jeigu rūkydavom, tai rūkydavom pastoviai ką, rūkai kiekvieną dieną, tai rūkai praktiškai Red White, ten būdavo iš minkštų pakelių, Red White, tai normaliai jeigu išeina bonkę, sakykime, nuneši, tai Red White ten kainuodavo apie 1,60 l. Tai va, o savaitgaliais, jeigu taip viskas irgi normaliai išeina, tai bonkį nenueini ten, jeigu ir bonko ar kažką, tai tuomet pasiemi Marlboro. Ir Marlboro kainuodavo tada 3,10 l, atsimenu, bonkiniai, kaip tik taros pirktuviai mūsų rajone. Tai va, tai ant savaitgalio, aišku, jau imdavai kokį tai Marlboro, o dar kaip šustriau būdavo, tai Barklajų rūkydavom. Tai jau ten būdavo visai šustrai Barklajus, nes tas filtras ten būdavo šiek tiek kitoks. Tai jau ten tipo, jau kaip sakant, pasipontavot. Taip, kiekvieną dieną mokykloje leviausiai būdavo, tai jeigu kas nors ten siūlydavo kokį bondą arba ten kokį raudoną Red White. O tas baltas Red White, tai dar, tas, kur būdavo toksai baltas su raudonu pakelis minkštas, tai ten tas dar, kaip sakant, normaliai sueidavo. Tai va, ir taip prasidėjo judesys sklepe, po to eidavau, ten susidraugavom irgi su Kriušais, kaip tik Kalniuko rajone gyvenu. Tai dažnai eidavau pas jį, jis man, kadangi jis man plaukus kirpdavo tokios, būdavo tokia kirpimo plaukų mašinėlė, tokia metalinė, rankinė metalinė, blemba ten kaip kirpdavo, bet, kadangi turėdavo tą šukuoseną padaryti, šustrai, reiškia šonai taip kaip ir apkirpti, o viršui tokia būdavo tokia, miškia, kaip palikdavo, kaip pusiau tokia kepurė. Tai, tokia reperių šukuosena. Tai va, tai pas Kriušą eidavau, visada jis mane apkirpdavo, aišku, kokio alaus padarydavom. Ir pas jį irgi tokia buvom, kaip chata pasidarė, viršuje 2 aukšte. Tai irgi vieną dieną irgi ten darėm grafiti, žodžiu, su dažais darėm grafiti, ten piešėm sieną, irgi atvarė ten tą visą vietinę kontorą. Žodžiu, ten tie dar sugalvojo pradėti uosti tų dažų, aš kažkaip, ačiū Dievui, visada tų dalykų, kaip sakant, būdavo nuo jų toliau, tai ten buvo pradėję tuos dažus ten uostyti ir vienas ten irgi
vos jam ten susivaideno iš to antro aukšto, ten pradėjo lipti, vos neiškrito, žodžiu, per langą. Tai va, tokie ten buvo bairiai. Ir apie sklepą, aišku, aš dar papasakosiu kitoj serijai. Bet, sklepas tai buvo viena tokia irgi iš, sakykime, didelių tokių irgi kaip ir gyvenimo tokių etapų didesnių, įsimintinų. Ir, sakykime, eidavom repuot ir atsimenu, kadangi aš irgi visada mėgdavau ten rašyti, kur, tai man irgi leisdavo pasireikšti kaip tik 6 vidurkiai, kadangi visi tenai lankė. Aš atsimenu irgi jau tada norėjau pereiti 6 vidurkį, kadangi ten mokės tuo metu ir Hriuša, ir kiti pažįstamai, visų vardų neprisimenu, galvoju irgi čia reikia 6 vidurinę pereiti, jau tėvų prašiau, kad nori čia toj mokykloje, čia visi draugai. Ir čia visa hebra tipo. Ir ten penktadienis, man atrodo, būdavo diskoteka, tai aš irgi buvau tokia dainą kaip tik sukūręs, tai parepuodavau ten, tuoj prisiminsiu. Mano miestas ten, kur aš gimiau, jame buvo taip kažkada geriau, dabar vakare išeiti gatvę bijai, nes į koją padėsi nei savo zoną atsimerkt gali jau tik ligoninį, visi tik žiūri iš kur babkių paimti, ką nors apiplėšti ir po to nukankinti. Žodžiu, tokios buvo nuotaikos, tokie tekstai ir, taip Haris mane įvedė į tą, kaip sakant, nedorą gyvenimo, kaip sakant, būdą. Ne tai aišku, kad jisai įvedė, bet jisai parodė tenai, pakvietė ir, kaip sakant, mano kaip tada sportininko karjera žlugo, nes prasidėjo taip, kad sakydavau tėvam, čia į treniruotę ten, o varydavom ten jau po visokias chatas ir panašiai. Ir aišku, ten į tą sklepą, ten mamos išsiprašydavom vos, kad kartais nesu temperatūra, kad išleistų, nes tas sklepas buvo toks kaip tokia, kaip traukos centras, nežinau, ten kaip tokia jirštva, ten kur blemba reikia varyti, ten būtinai reikia nuvaryti sklepą. Tai va, tai sekančią seriją tęsiu irgi ir apie sklepą, ir apie kitas visokias tai paauglystės tokias vingrybės, nors kaip ir minėjau, paauglystė mano toks nebuvo pats geriausias laikas, kad toks pereinamasis laikas buvo, toks, sakyčiau, toks, ne tai kaip vaikystė, ten keities, ten kažkokios tie visi alkoholį, tos tokios nesąmonės visokios. Aišku, tai ne pats blogiausias gyvenimo etapas, bet tiesiog tokie, kaip vyksta tavo galvoj, kai kartais tu nemoki paaiškinti, tu nesupranti, tu nežinai, tokio kaip nežinomybė, kaip sakant, visokios tai hormonų, jausmų audros. Tai va, tai šiai serijai būtų tiek ir susiklausom kitoj serijai, tai dėkui, kad klausot ir iki.